Kodėl jie tokie edgy ir kartu jie tokie senamadis? Su tokiom technologijom. Sveiki, mano vardas Mantas Marčiukaitis, aš dirbu. What? Nedaug daiktų palyginos. Bet daug popierių, žiūrėk, kažkokių tai. Vokų. Kaip žemėlapis su jėgainėm. Gali būti su jėgainėm. Teisingas pastebėjimas, kad tai yra žemėlapis su jėgainėm. Tai yra žemėlapis, kuriame pavaizduotos jėgainės būsimo vėjo parko ir aplinkinės sąlygos, kurios lemia tų jėgainių skaičiavimo rezultatus. Dabar to kas nors čia yra girdėta? Nelabai. Kas ten? Turbine performance rašo. Tam tikri rodikliai. Specialistai šitos informacijos skaičiuoja nuostolius. Šita diagrama vaizduoja, iš ko susideda vėjo parko gamybos nuostoliai. Šitas tai kažkoks keistas žiauriai. Jo, toks. Praėjusio amžiaus. Toks geras old schoolas buvo toks. Tyčia įdėjom, kad šiek tiek paklaidint, kad nebūtų viskas taip akivaizdu. Ok, turim laido gabalą, visai rimtą. Vadinamės į kabelių. Su mūsų darbu susijęs tuo, kad mes vertinam nuostolius, kuriuos patiria parkas nuo elektros energijos gamybos vietos iki jos atidavimo į tinklą vietos. Čia gal vėjų matuoti. Čia gal susijungia? Sukasi. Ui. Labai gerai. Čia iš tikrųjų yra vėjo matuoklis. Na, vienas iš senesnių egzempliorių, tai yra vadinamas anemometras. Generuojamas apsisukimų dažnis, transformuojamas į matuojamo vėjo greitį ir duomenys registruojami kaupiklyje. Mes paskui juos analizuojame. Bet žinau, gal čia koks nors yra, kuris daro tyrimus, paprasme stebi, pavyzdžiui, gal efektyvumą. Verčiau yra analizuojamas efektyvumas. Kaupiame vėjo duomenys ir remiantis jais darome išvadas ir prognozuojame apie energijos gamybą toje vietoje. Nu gerai, tai renewables, ne? Liekam prie Renewables for sure. Renewables, antžeminio vėjo parko inžinierius. Jisai stebi vieno iš, turbūt, kaip minimum vieno iš parkų rodiklius. Ne tik tuo apsiriboja, bet dar teikia ataskaitas kažkam. Taip, ir pagrindinė mūsų darbo dalis yra pateikti ataskaitas suprantamai, populiaria kalba. Antžeminio vėjo parko testuotas. Analitikas su inžinerinė kompetencija ryškiai, nes kitaip čia nepadarytų to viso. Visuojam. Nuo testuotojo, nuo inžinieriaus prie analitiko, labai teisingai mano profesija yra vėjo energetikos efektyvumo analitikas.